Kaip Nojaus dienomis tai bus ir žmogaus sūnui ateinant, sako Jėzus. Žmonės valgė, gėrė, dirbo, tuokėsi ir nieko nepastebėjo, kol atėjo tvanas. Ne todėl, kad darė blogius dalykus, bet todėl, kad gyveno be prasmės, be krypties, be budrumo. Taip gali nutikti ir mums. Kartais gyvename kaip vegetuojantis. Valgome, geriame, dirbame, net meldžiamės. Bet nepastebime, kam gyvename ir kam meldžiamės. Tėvas per maldą švelniai klausė, ar nori gyventi mano gyvenimo stiliumi. Ar bandysi pasitikėti manimi šiandien. Tačiau mes dažnai esame panirę į praeities žaizdas, nuoskaudas, pyktį arba į fantazijas apie ateitį. Vieną dieną suprasiu, įsigydysiu, pradėsiu, patikėsiu. Ir dėl to praleidžiame šiandieną, kurioje Viešpats jau dabar atvėrė naujas galimybės. Didesnį meilę, karštesniam tikėjimui, tikram atleidimui, tikrai laisvai. Adventas tai mokytis pastebėti Dievą mažame. Nes gyvenimas gimsta iš mažų dalykų. Trumpa, bet ištikima malda, apkabinimas, nuoširdus žodis, tyrus santykis, poilsis be bėgimo į telefoną ar į butelį. Adventas keičia žvilgsnį. Išgerk kavą ir pajaus dėkingumą. Kokią dovaną, Viešpatie, kad esu čia ir dabar. Valgyk duoną ir paversk ją malda. Alkstu tavo žodžio, vienintelio tikro maisto. Apkabink žmogų ir perduok jam Dievo apkabinimą. Būk su kenčiančiu, žinodamas, kad jis vieną dieną tave pasitiks danguje. Pailsėk, eik pasivaikščiok, skaityk, klausykis, kad išgirstum savo širdį ir joje skambantį Dievo balsą. Adventas yra akimirka atsimerkti ir pamatyti. Šiandien gyvenimas yra gražus, nes jis, Viešpats, yra jame. Ir tada nei baimės tvanas, nei piktis, nei liūdesys, nei gyvenimo nuovargis tavęs nenuneš. Nes tu budrus, nes tu lauki, nes tu gyveni šiandien su Dievu. Palaimintos dienos.